Šiandien šio vakaro tema yra dėmesio valdymo svarba, arba kitaip tariant, kas vairuoja tavo gyvenimą. Šitie klausimai susiję ir su tuo, apie ką mes kalbėjome. Tai, kaip sakant, važiuojam. Kadangi mano mylimas temų sąrašas yra apie mąstymą, tai čia irgi yra viena tema iš stipraus mąstymo. Apie ką kalbėsime? Tai pirmiausia, kodėl kalbame apie dėmesio valdymą, kas tas per daiktas yra, su kuo jis valgomas. Dėmesio valdymas. Jau esame su jumis kalbėję, kad kur dėmesys, ten teka ir gyvybinė energija, kūrybinė energija arba kiekvieno iš mūsų energija. Tai vat tas geras pavyzdys, kad jeigu kažkas gyvenime nutiko, kas atkreipė mūsų dėmesį arba nusinešė tą mūsų dėmesį, labai tikėtina, kad ta kūrybinė energija ir visa kita su ta susijusi energija keliaus būtent į tą objektą. Tai faktas, kad šiandien turim didžiausią informacijos kiekį, kada nors pasiekiama žmonijai, turim didžiausią jos sklaidos greitį, turbūt irgi sutiksite, kad internetas praktiškai pas kiekvieną žmogų, jeigu ne kompiuterį, tai telefone, ar dar kitam išmaniame įrenginyje. Ir žinių pasiekiamumas yra kaip niekad didelis ir augantis. Jau nekalbant apie tą kiekį, kuris kiekvieną dieną papildomai naujai yra sukuriamas. Kokia to kaina? Na, dar 71 metais praeito šimtmečio vienas iš mokslininkų sakė, kad informacijos gausa reiškia, kad trūksta ko nors kito. Kitaip tariant, mes pasiekėm tą tašką, kad ir ką begauname, mums vis tiek kažko dar reikia, kažkokios dalies trūkstamos ieškome. Ir tas trūkstama dalis šiandien dienai galėtume įvardinti kaip dėmesio stoką arba dėmesio skurdą. Čia yra mokslininko žodžiai, bet labai praktiškai. Jeigu aš esu išblaškytas arba išblaškyta, tai man trūksta fokuso, kitaip tariant, kas nuo to kenčia? Kenčia darbas, darbų kokybė, ar klientų darbo su klientų kokybė. Sunkumai mokantis, be abejo, kad kažką susikaupti, išmokti gali, bet tam reikia fokuso. Kenčia santykiai, draugystė, irgi turbūt žinote iš savo gyvenimo, kas atsitinka, kai neskiriam laiko artimiems žmonėms, arba jo ženkliai sumažėja. Tai kaip ir gėlė nelaistoma, tas pradeda vysti, kažkur dingti. Jeigu trūksta dėmesio, esame išsiblaškę, jaučiame įtampą, tai atsiliepia psichiniai, psichologiniai sveikatai, savijautai. Galiausiai tai turės įtakos ir fiziniai sveikatai, tiek tiesioginė to žodžio prasme, nes galbūt mes išsiblaškę telefone vairuojam, arba einam per gatvę nežiūrėdami kur, arba perkeltinė prasme esame išsiblaškę, tiesiog neskiriam dėmesio savo kūnui, savo miegui, savo mitybai ir dienos pabaigoje fizinė sveikata duoda apie tai žinot, ligos pavidalu. Tai kitaip tariant, tolstam nuo tikslų, svajonių arba stovime vietoje, kas irgi šiame pasaulyje nelabai džiugina. Dirbam su klientais ir klausiam, kaip jausies, būdamas šitoje situacijoje, kad ir po 2 metų. Ir jeigu jisai sako, ne, tikrai nenorėčiau, tai jau pats geriausias atsakymas, kad verta su to dirbti. Kokiagi to blaškymo kaina? Įvairiais tyrimais yra bandoma nustatyti, kaip mūsų smegenys veikia ir kaip greitai jos adaptuojasi prie naujos užduoties. Na, nieko naujo turbūt nepasakysiu, kad mes apdorojame vieną informacijos kanalą vienu metu. Tai vadinamas multitaskingas, kai daroma daug skirtingų darbų, na, jis moksliškai nėra patvirtintas. Tai yra greičiau eikvojimas resursų, lėtinant rezultatą, pasiekimą. Tai smegenys persijunginėja nuo vienos užduoties prie kitos, na, įvairiais šaltiniais nuo 30 iki 65 sekundžių. Tai vadinasi, jeigu mes pakėlėme akis nuo darbo stalo, ar nuo ekrano, ar nuo knygos, pasižiūrėti į žinutę, kuri įkrito, arba kažkokią kitą informaciją, laišką, tai mums grįžti atgal prie ekrano reiks ne mažiau kaip 60 sekundžių ir vėl susikoncentruoti turinį. Jeigu užduotis buvo sudėtingesnė, gali užtrukti ir porą minučių. Kągi tai reiškia? Tyrėjai, ir vėlgi įvairius tyrimus, kiek aš stebėjau ir ieškojau, radau, kad tyrėjai yra nustatę, kad per savo darbo ar studijų valandą mes patiriame nuo 10 vidutiniškai iki 15 trukdžių.
įvairiais pavydalais. Ir, tai yra galimas dalykas, apie 100 kartų per dieną mus išmuša, arba sustabdo, arba atkreipia dėmesį. Reklama, signalas, garsas, žinutė, pilvo gurgimas, dar kažkas. Žodžiu, trikdžiai sutinkami kiekvieną dieną ir jų kiekis yra be galo didelis. Priklausys nuo žmogaus, bet vidutiniškai apie 100 kartų per dieną kažkas nukreipia dėmesį. Kitaip tariant, mes prarandame apie pusę laiko, nes jeigu mes tą kiekį padauginsime iš tų poros minučių, kurias reikia persigrupuoti iki naujos užduoties vykdymo, gauname didelį švaistimą. Arba kitaip tariant, dėmesio nebuvimas turi aukštą kainą, kurią mokam kiekvienas. Tai pasikartojant, blaškymas tai yra užmaršumas, tai yra stovėjimas vietoje, arba kitaip tariant, tolimas nuo tikslo. Iš kitos pusės dėmesingumas tai yra fokusas, tai yra kūryba, tai yra gerovė, artėjimas prie kažkokio tikslo, kuris mums yra svarbus. Jeigu paimtume visą dieną ir ją stebėtumėme taip, kažkoks trumpas intervalas, kad kas ir minutę, galėtume nesunkiai įvardinti, kuriame etape esam. Arba mes stovim vietoje, arba judame į priekį, arba galimas daiktas mūsų atmetė atgal, išblaškė, sutrukdė ir dienos pabaigoje sakom, diena prabėgo, velnis, nieko nepadariau. Arba padariau, tiek darbų liko kitai dienai. Tai vat čia yra ta kaina, kurią mes mokome dėmesio blaškymo keliu. Jeigu klausite manęs, kasgi tas yra dėmesio blaškymas, arba kokiegi tie pagrindiniai faktoriai ar dirgikliai, tai tikėtina, jie mums yra pažįstami, bent jau dalinai. Jeigu kalbėtume, tai dvi pagrindinės kategorijos yra vidiniai dirgikliai, tai kaip ir minėjau, gali būti alkio jausmas, gali būti kažkam šalta, gali būti tiesiog nėra nuotaikos, esu visiškai desperatiškai nuleidęs galvą, rankas, nieko nenoriu judėti į priekį. Čia vidiniai. Gali būti išoriniai, tai kažkokios žinutės, ateinantis elektroniniai laiškai, kaimynas pasibeldė, kažkas paskambino į duris, kolega už sienos pradėjo triukšmauti, kažkas atvažiavo, kažkas paskambino. Tai yra vėlgi išoriniai faktoriai, apie kuriuos mes pakalbėsime. Jų yra irgi nemaža galybė. Dabar, jeigu galvot truputį plačiau apie patį blaškymą, arba į kokius dirgiklius mes reaguojam ir kodėl, žvelgiant iš žmogiškos psichologijos perspektyvos. Tai dar senovėje Epikūras sakė, kad malonumas yra, kai kūnas nepatiria skausmo, o siela kančios. Tai fizinį skausmą mes galime ganėtinai lengvai įvardinti. Ir šiandien dienai turbūt retas, kuris iš jūsų šią akimirką patirite fizinį skausmą, nebent dienos pabaiga, esate pavargo nugarą, pečiai. Sielos kančia yra truputį sunkiau įvertinamas dalykas, tačiau irgi, jeigu jaučiate, kad kažkas kamuoja, įtampa, tikėtina, nesate pilnos tokios geros, aukštos energijos formos. Ką su tuo daryti? Pradžiai truputis istorijos. Senovės graikų mitas apie Tantalą. Kad suprasti, apie kokios eilės periodą mes kalbam, tai maždaug 700 metų prieš Kristų. Tai yra beveik 3000 metų atgal. Pasak mito, Dzeusas savo sūnų Tantalą už bausmę ištrėmė į Požemio karalystę. Atrodytų nieko tokio, ištrėmė ir tiek. Tačiau prakeiksmas buvo jam stovėti vandenyje, o virš galvos kabės šaka su prinokusiais vaisiais. Atrodytų irgi nieko baisaus. Tačiau, kai pasilenki gerti, vanduo dingsta. Kai pakeli ranką, kabintis už prinokusio vaisiaus, šaka pakyla. Ir kas blogiausia, kad tie troškimai yra, bet jų patenkinti negali. Dar blogiau, kad esi antiek užmaršus, kad vėl ir vėl bandai tą patį veiksmą. Alegorija, kuri primena mums apie troškimus amžinus nepatenkinimus. Kita istorija, galbūt čia pažiūrėkime Budą, hinduizmo filosofijos pradininkas apie kančios priežastį 500 metų prieš mūsų erą, arba 2500 metų nuo šios dienos, kaip 600.
Kančia dažnai kyla iš prisirišimo prie to, kas yra laikina arba materialių dalykų, siekiant patirti nuolatinį malonumą. Taip jau yra, kad mūsų smegenys užkoduotos siekti to malonumo, bet tuo pačiu metu mes jo negalim pasiekti arba išlaikyti pastoviai. Tai, kaip daktaras Demartini sakė, galim netgi dabar žinoti, iš ką jis ir pacitavo, siekdami to, kas nepasiekiame, bei vengdami to, kas neišvengiame, patiriame kančią. Abu atvejai ganėtinai pažįstami. Jeigu mes bandom išvengti nesėkmės arba projektas, kad įvyks laiku, na, dažnai taip nenutinka. Taip pat, jeigu bandome kažką pasiekti lengvuoju būdu, dėja irgi. Arba tas džiaugsmas yra laikinas. Kančia yra neatsiejama kiekvieno iš mūsų egzistencijos dalis. Tiesiog tai yra duotybė ir prie to svarbu prisiderinti, prisitaikyti, tą priimti, tą suvokti pirmiausia. Taip, kaipgi dabar tą istorinę, išmintį transliuoti į šių dienų kalbą? Na taip, amžina kančia, troškimas nepasiekimų. Kas tai galėtų būti? Turbūt nesunku atspėti. Daugiau pinigų, daugiau patirčių, daugiau žinių kai kuriems iš mūsų, svarbesnio statuso ir pripažinimo, o galbūt kažkokio daikto, o po to dar vieno daikto ir tą sąrašą galima tęsti. Tai yra, kitaip tariant, niekada nepasiekiami dalykai. Nėra to galutinės ribos. Galbūt pažįstama kažkam iš jūsų. Neretai esam verčiami pirkti daiktus, kurių mums nereikia, už pinigus, kurių neturime, kad padaryti įspūdį žmonėms, kurių nemėgstame. Gal ir šitą esate girdėję, tai irgi ganėtinai realus šios dienos paveikslas. Ir jeigu manai, kad kažko tau trūksta, tai būtent taip ir yra. Už tai, su tais, su kuriais tenka dirbti, akcentuojame visada ką? tą, ką jau turime, tą, kur jau esame stiprus, kas jau mums yra pavykę. Nes tada mes stiprinam pasitikėjimą savimi, stipriname vidinę energiją, giedrą nuotaiką. O klausimai apie to, ko mums dar trūksta, jie tiesiog niekur neveda. Deja, taip yra. Kokie tai vidiniai dirgikliai? Dažnai kalbame apie motyvaciją. Kiekvieno iš mūsų, šimtmečius buvo manoma, kad motyvacija tai yra atlygio ir bausmės dėsnis, arba dar kitaip riestainio ir bizūno principas. Taip, daugelis iš mūsų augome, taip turbūt ir šiandien pasaulis veikia. Svarbu tik tai žinoti, kad neigiamos emocijos, neigiamos patirtis yra ženkliai stipresnės negu teigiamos. Kiek man teko skaityti tyrimus, maždaug 3-4 kartus stipresnis. Kai kas sako 5 kartus, tai yra vienam geram atsiliepimui prilygsta, vienam blogam atsiliepimui apie jūsų darbą, paslaugas prilygsta arba atsiveria maždaug 5 geri. Tai vėlgi, čia yra tokie tyrimai, kurie daromi su žmonėmis ir gauname tokį palyginimą. Ką mes darom? Paprastai mūsų tikslas yra išvengti to nemalonumo, nepatogumo jausmo. Tai daugelis mūsų sprendimų, netgi jeigu mes ir norim kažką įsigyti arba gauti lyg ir daugiau, kas atrodytų motyvuojamos kaip atlygis, iš tikrųjų yra noras išvengti neigiamo atspalvio arba neturėjimo. Finansinė laisvė tai ne todėl, kad aš kažką ten galėsiu daugiau, o todėl, kad man neskaudės, kad aš šiandien kažko negaliu. Tikrasis motyvas paprastai slepiasi iš tos neigiamos perspektyvos arba bandom išvengti kažko neigiamo. To, kas mums sukuria neigiamas emocijas šiandien. Perpratę šią pirminę priežastį galime rasti sprendimus ir save išlaisvinti arba įgalinti, ką ir siekiame padaryti. Kaip ir kalbėjau, pasitenkinimas psichologiškai yra labai laikinas dalykas. Kiek tyrimų teko nagrinėti, yra savęs reguliacinis mechanizmas. Jeigu nutiko kažkas siaubingo, artimas žmogus išėjo, kaip jau nenutiko iš šio pasaulio, mes liūdime.
paprastai ir tai po 3-6 mėnesių grįžta į pradinį tašką. Jeigu mes kažko labai džiaugiamės, loteriją žmogus laimėjo milijoną, didelė sėkmė, po kelių mėnesių, žiūrėkit, jau jis ir vėl grįžo ten, kur buvo, ir kartais jau ir nebeturi to, ką laimėjo. Taip jau yra, kad pasitenkinimas yra toks laikinas dalykas ir svyruoja mūsų pasitenkinimo lygis kiekvieną kartą. Jis nėra pastovus ir neįmanoma jo išlaikyti. Tai irgi labai svarbus faktorius, galvojant apie savo motivaciją. Tačiau tas nepasitenkinimas iš kitos perspektyvos esama padėtimi ir yra evoliucijos šaltinis. Kodėl mes darome papildomus žingsnius, kodėl kažką tai kūrėme, kažkuo dalinamės, kažką padarome daugiau. Nes jeigu būtume visiškai patenkinti esame situaciją, tikėtina darytume šiek tiek mažiau. O gal ir visai nedarytume. Kasgi blaško tavo mūsų dėmesį? Vėlgi, jeigu labai trumpai apibendrinant vidinius dirgiklius, tai jie turi psichologinę kilmę. Ir tai labai svarbu save pažįstant. Nes tau gali tapti nuobodu. Tai žmogus pradeda darbą ir po 20-30 minučių sako nuobodu, atsibodo, pavargau. Arba jeigu liko vienas su savimi, po kažkiek laiko irgi sako, noriu veiklos, pramogos. Nepaslaptis, kad iš žiūrėtų 25 pagrindinių žinomiausių, bent jau Amerikos lankomiausių svetainių, 25 visos siūlo pramogas, pirkimus arba bendravimą. Socialiniai tinklai. Tai yra žmogiška, tai yra kiekvienam mums būdinga. Taip pat mes turime neigiamų lūkesčių. Taip jau yra, kad istorija besivystant žmogaus protui ir mes perėjom per epochą, kai tikslas buvo išgyventi. Vadinasi, kiekvieną įvykį aplinkui mes linkę vertinti kaip potencialią grėsmę. Tai natūralu, kad neigiami lūkesčiai yra stipresni už teigiamus. Jeigu ir negausiu kažko, tai išgyvensiu, bet jeigu kažką prarasiu, tai gali būti ir pasaulio pabaiga. Taip yra bazinė programa. Turime polinkį gromuluoti, dar kitaip atrajoti, dar yra kitas terminas roaming, dabar nepasakysiu tiksliai, bet vertimas iš anglų kalbos. Esmė gromuluoti ir atrajoti tas pačias mintis. Tai vėl ir vėl išgyvenam tas mintis, kurios buvo vakar. O turint galvoje, kad 90% minčių visgi ateina vakarykštės į galvą, tai mes kartojam programą, kuri sukosi vakar. Jeigu žiūrėt bazinę programą. Aišku, tai sąmoningai mes galime keisti mintis, galim fokusą nukreipti. Tai dar vienas aspektas galvojant į priekį. Turime polinkį kuo greičiau grąžinti pirminį pasitenkinimą, euforijos geismų lygį. Dar kitaip sakom dopamino fix arba įkalti papildomą dozę dopamino. Arba dar kitaip pasitenkinimo hormonų. Taip, mes nesvarbu, kurioje esame situacijai, tačiau po kažkiek laiko reikia vėl tą pakartoti, atkurti arba dar geriau sustiprinti. O ką tai reiškia? Jeigu turėjome intensyvią emocinę patirtį, reikia stipresnės. Jeigu žmogus turėjo kažkokius svaiginimosi periodą, tikėtina sekantis bus dar stipresnis arba bus poreikis didesnis. Tiesiog mes norim grąžinti ir stiprinti dozę. Polinkis į amžiną kančią. Mes jau žinome, kad tai yra vėlgi duotybė, siekiam nepasiekiamo, vengiam neišvengiam. Ir tai yra kančios priežastis. Ir galiausiai visą tai veda į progresą. Tai yra svarbu, galvojant apie tai, kaip save įgalinti ir kaip padėti savo klientam. Tai yra duotybė, tai yra bazinė programa, bet mes galime tą įtakoti, perpratę ir supratę priežastį. Apie tai. Išoriniai dirgikliai arba tai, ką mes gauname iš aplinkos. Toks vienas iš rimtesnių blaškymo arba dirgiklių
etapų buvo 2003 metai, kai BlackBerry kompanija, tuo metu gaminusi mobilius prietaisus, sukūrė aktyvaus pašto programą, kitaip dar vadinamą Pošiną, arba programą, kuri mus informuoja apie naujo laiško įkritimą. Vėliau šitą technologiją pritaikė Google ir socialiniai tinklai, kurie tuo metu gimė. Ir šiandien dienai mes gaunam super blaškymą jų pagalba, ypač tie, kurie turim notificationus arba priminimus užsidėję su vienokia ar kitokia forma. Tai verta atkreipti dėmesį, galvojant apie veiksmus toliau. Tai kokiegi tai gali būti išoriniai blaškymai? Telefono pranešimai, žinučių pavydalų, skambučiai, skambino praleistas skambutis, socialinių tinklų priminimai, atvira darbinė aplinka, taip vadinami atvirieji biurai, kažkas jais labai didžiavosi kurdamas. Be abejo, jie ir triukšmas, ir blaškymasis. Kolegos ir bendradarbiai, kurie beldžiasi ir užeina, kada jiems patogu. Grupiniai pokalbiai, į kuriuos esame kviečiami, jeigu dirbam įmonėje, dažnai būna konferenciniai skambučiai, pasitarimai, nesibaigiančios sesijos. Laiškai, kuriuos rašo žmonės, prisekdami visus įmanomus gavėjus. Galų gale susirinkimai gyvi, na ir aišku, trukdžiai naršant internete, kai ateini žiūrėti vieną straipsnį, o ten žiūrėk jau į socialinę mediją, iš ten į dar kažkur, ir tavo dėmesys nukeliavo. Kaip tos beždžionės smegenys, mes linkę stebėti, kas kabina, kas nauja ir veda į šoną. Kaipgi dabar su tuo kovoti, arba kitaip tariant, kaip save įgalinti, kad pusę dienos neprarastumėm blaškomi? Ir ar visas blaškymas yra blogas? Galbūt yra blaškymas, kuris yra geras. Kaip pavyzdžiui, Darius pirmadieniais ateina su klausimu, kokie pagrindiniai tikslai šios savaitės. Jis jį sublaško, bet iš kitos pusės galbūt tai yra naudinga. Kaip pavyzdys, kad gali būti ir taip. Taip, tikslas, kad balsas viduje taptų stipresnis negu aplinkinių žmonių išorėje. Tai, sakytumėm, esame stipriai save įgalinę. Kaip mes galėtumėm tuos dirgiklius įveikti? Pirmiausia, tokie mąstymo elementai, svarbu, ką savo sakau. Sutikau kliūtį, tai yra normalu, tai yra tiesiog augimo dalis. Priimu 100% atsakomybę už veiksmus ir aišku savo reakcijas. Nes faktų galbūt negaliu pakeisti ar įtakoti, bet galiu pakeisti, ką galvoju ir ką su tuo darau. Turiu valią, esu stiprus ar stipri ir stipresnis už bet kokią įprotį ar priklausomybę. Tai yra tiesiog įsipareigojimas savo, kad visgi aš galiu pakeisti situaciją. Kad aš nesu defektuotas ar defektuota, kad neatiduodu sprendimo į kitų rankas. Kad man nieko netrūksta, aš jau turiu visas reikiamas galias ir jas naudoju. Dar vienas aspektas. Rodau savo empatiją ir kalbu su savim kaip su geriausiu draugu. Kodėl? Todėl, kad nėra kito žmogaus, su kuriuo praleisite artimiausias 24 valandas, 7 dienas per savaitę visus likusius metus. Tiesa? Atitinkamai fizinis aspektas rūpinosi savo miegu, maistu ir fiziniu aktyvumu. Tai reikštų, kad į dienos planą įdedu pagal galimybę 7 valandas miego, pagal galimybę sveikesnį maistą, daugiau vaisių daržovių, pagal galimybę fizinį aktyvumą, vaikščiojimo, sporto ar kita prasme, nes kūnas yra prioritetas ir gauna dėmesį pirmiausia. Jeigu neturim laiko ir dėmesio į kūną, jisai primins apie save skausmų pavidalu, negalių pavidalu, energijos nebuvimo pavidalu. Renkamės kiekvienas iš mūsų. Fokusas į indėlį, į procesą arba į veiklą, o ne į galutinį rezultatą. Nes dažnai rezultatas gali būti tas dramblys, kurį gali kiekvieną dieną graužti ir metų metais nesugraužti. Bet kai fokusuojasi tai, kiek tu įdedi pastangų, kiek tu įdedi laiko ir tu šventi tą savo kasdienę pergalę, visai kita savijauta, visai kitas progresas. Vienintelis dalykas, kurį valdau, yra užduočiai skirtas laikas, nes
Tikslas yra kalendorius, kad būtų pilnas mums prasmingos veiklos. Jeigu dirbame vien tik tai iš to-do listo arba to vadinamo sąrašo būtų gerai padaryti, labai tikėtina, kad pasirinksime tai, kas maloniau, bet nebūtinai svarbiau. Vienintelis reguliariai derinu lūkesčius ir tarpusavio įsipareigojimus. Čia tiek santykyje su artimais žmonėm, tiek darbiniuose santykiuose, nes tada galime sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Išvengti tų vidinių dirgiklių. Čia kaip įrankių dėžė iš keletos stalčių. Tai atidarėm tik tai vieną iš stalčių. Gerai, 2. Mąstymo ir veiklos. Žiūrim toliau. Ką mes galim pritaikyti iš dabartinės mūsų įrankių dėžės, tie, kurie dirba su Dr. Demartini metodika, yra susipažinę. Kur aš esu nuostabus, kas man pavyko, kur mano talentai. Kitaip tariant, nukreipiu dėmesį, fokusuojuosi, kur aš esu stiprus čia ir dabar, imu ir darau. Nesvarbu, kaip buvo sunku vakar, nesvarbu, kaip yra sunku dabar. Tikrasis mano palaikytojas ir tikrasis lyderis yra priešais tave veidrodį. Tai kurgi aš nuostabus, kas man pavyko, kur talentai. Kodėl svarbu tai, ką darau? Čia tiem, kam trūksta įkrovos, stipriname įkrovą arba sukuriam įkrovą. Galbūt veiklai, galbūt kažkokiam elementui. Kodėl bus naudinga 30 dienų rašyti postus man svarbiom, tau svarbiom temom. Kokią naudą atneša aplinkiniams mano paslaugos? Vėlgi. Kodėl aš tą darau? Kokią naudą tai atneš? Rezultatas, įsitikinimas, suvokimas, kainos pojūtis suteikiamai paslaugai kyla. Nelieka nei menkiausios abejonės, kad aš galiu tą padaryti. Nelieka menkiausios abejonės, kad tai verta rimto apdovanojimo. Galiausiai klausimas vėlgi, kaip galiu sukurti daugiau vertės ir dar geriau išpildyti vertybės. Tai dar vienas būdas įgalinti save ir neutralizuoti vidinius trikdžius. Tai kaip ir trečias stalčiukas. Kalbant apie priklausomybės, arba kitaip tariant, geismą, bendrai to žodžio prasme, gali būti nikotinui, svaigalams, cukrui, socialiniai medijai, jūs galite sąrašą tęsti. Tyrimai parodė, kad patologinė priklausomybė išsivysčiusi tik nedideliai žmonių daliai. Na, ieškojau, koks tas galėtų būti procentas, nedidelė dalis, neradau. Gal 5, gal 10 procentų, bet kuriuo atveju absoliuti dauguma žmonių patologinės priklausomybės neturi. Buvo daromas toks platus tyrimas, metatyrimas su pilotais. Galvota buvo, kad jeigu yra rūkomas cigaretės, tai yra priklausomybė nikotinui, vadinasi, jinai turėtų veikti visus žmonės vienodai. Tai piloto atveju praėjo 3 ar 4 valandos, jis turėtų jausti tokį patį jausmą, kaip ir tas, kuris ant žemės. Deja, tyrimai parodė kitą dalyką, kad geismas arba galimybė arba noras šiuo atveju surūkyti cigaretę, jis buvo proporcingas laikui likusiam iki tokios galimybės. Tai yra pilotai, kurie skrido 8 valandas lėktuvu, jie visai nesikankino dėl rūkymo. Jie pradėjo kankintis tada, kai jiem liko kelios minutės išlipti ir jau jie žinojo, kad galės rūkyti. Tai šitos meta arba plataus tyrimo apibendrimas sako vieną, kad priklausomybė yra labiau nulemta prieinamumu šiuo atveju, o ne paties faktoriaus. Tai yra, kada galiu surūkyti cigaretę, už 5 minučių ar už 8 valandų. Tai kuo arčiau prie to galimybės artėjame, tuo priklausomybė stiprėja. Ką mes iš to galime padaryti išvadą? Kad veiksminga strategija mažinti priklausomybę arba slampinti potraukį, koks jis bebūtų, yra atpažinti dirgiklį. Na, šiuo atveju galėtų būti įvykio negaliu kontroliuoti, bet ar kylančių minčių, bet galiu
užfiksuoti, kas nutiko ir kas sukėlė man va tą norą, tą mintį. Paprašau įsisąmoninu fizinį poveikį. Na, galbūt tai yra kažkoks tai jausmas kylantis krūtinėje, galbūt kažkurioje kitoje vietoje, gal įsivardinti, kas yra tas jausmas kūne, kurį jaučiu atsirandant geismui arba tai priklausomybei. Svaigalai, nikotinas, cukrus ar koks ten kitas bebūtų. Ir išjaučiu jausmą kūne, kol jis natūraliai pradeda slūgti. Pastebiu, kada jis stipriausiam etape ir po truputį jis natūraliai pradeda slūgti. Svarbu šiame etape paleisti taip, kaip plaukti upe. Na, vat įsivaizduokim, teka upelis, upeliu plaukia lapai. Turiu potraukį, aš jį padedu ant lapų ir stebiu, kaip jisai tolsta, po truputį nuo manęs plaukia. Tuo metu nesimant impulsyvių sprendimų, bandant patenkinti poreikį. Ir pastebėsim, kad po keletos minučių ar po 5, po 10 minučių potraukis sumažėja natūraliai. Tai tokiu būdu mes atsikratome arba ženkliai apribojame tuo metu kylantį potraukį. Verta išbandyti. Kita praktika. Jeigu mes skirtume truputėlį laiko, vis tiek jau pusę laiko ar taip iššvaistom, truputėlį laiko, keletą, gal keliolika minučių ir užsivestume tokį kaip lapą, kaip žurnalą, čia pavyzdį matote prieš akis, jį paėmiau, jis vadinasi Nedėmesingumo registras iš autorius Nir Eyal, iš knygos Dėmesingieji, kaip valdyti dėmesį ir gyventi taip, kaip nori. Jeigu nesat knygos šitos turėję vartę, tai labai rekomenduoju, čia ir daugiau strategijų rasti. Principas labai paprastas. Fiksuoju laiką, fiksuoju veiksmą. Na, va, kaip pavyzdys, tikrinu naujienas. Kažką dariau, nusprendžiau patikrinti naujienas, nes viduje jaučiu nerimą. Nu, va, kažkoks nerimas, nenoriu rašyti, nenoriu kažko daryti, sustojau ties savo posto kūrimu. Toks va, įtampėlė kilo, eisiu, pavartysiu, paguglinsiu, kas naujo. Dirgiklis koks? Vidinis. Galimas sprendimas. Ok, aš žmogus mirtingas, suprantu, turiu tokį potraukį, man neramu, ok, patikrinsiu žinias, bet nuo 12 valandos. Kitaip tariant, leidžiu savo, tačiau po tam tikro laiko. Ok, 9:35, puolu guglinti, kyla neviltis, kad kažkaip nesikuria man tas postas. Dirgiklis koks? Vidinis. Tada, vėlgi, aš žmogus mirtingas, suprantu, niekas, bet leidžiu savo tą daryti už 10 minučių, kaip pavyzdį. Tai yra 10 minučių toliau tęsiu posto kūrimą, už 10 žinau, kad jau laukia apdovanojimas, galėsiu paguglinti. Na, ten, aišku, pradeda purksti pilvas, galva, einu tikrinu šaldytuvą, kavos aparatą, dar kažką. Nes nuobodu pasidarė, tokia įtampėlė, vidinė vėl. Galimas sprendimas. Spręskit patys. Galbūt mankšta, galbūt apsidovanojimas po 60 minučių. Ok, šaldytuvas laukia brangusis ar brangioji. Tačiau, sekančios valandos. Galbūt konferencinis skambutis, pyktis kyla ir vėl mano laiką graužia. Čia bus jau išorinis. Tai vėlgi galimas daiktas, tariamės dėl trumpesnio susitikimo, dėl esminių klausimų aptarimo arba galbūt ir visai nedalyvavimo, jeigu tai nesusijęs su mano veikla. Toks žurnalas padėtų atsakyti į klausimą, kas buvo tas trigeris, kokį jausmą jisai sukėlė ir kaip mes galėtume tą išspręsti. Kai kuriais atvejais natūraliai, atidėdami ir tas sumažėja potraukis. Kai kuriais atvejais rasdami kūrybišką sprendimą. Na, bet galva nedirba, tai ką galim padaryti? Galbūt pajudėti, pašokti, apeiti namą, nežinau, kvartalą. Truks 10 minučių, bet gausit oro, gausit geresnė kraujo cirkuliacija, geresnė nuotaika, praeis įtampa, praeis nuobodulys. Kiekvienam spręsti, kaip tą padaryti, bet jeigu pastebit ir laiku užkardot, jūs įgalinat savo gyvenimą. Apie išorinius dirgiklius ir kaip juos efektyviai įveikti. Su išoriniais dirgikliais yra dar
prastesnė situacija, nes šiandien dienai didžioji tų dirgiklių dalis matyti ir yra išoriniai. Arba bent jau apie tai dažniausiai kalbam. Blogoji dalis dėl to, kad mūsų smegenys pripranta prie pastovaus to tokio begalinio stimulo ir atsako arba dopamino efekto. Tai yra, nagi mums smalsu pasižiūrėti, kas čia ką parašė, kas čia pakomentavo, kas čia ką mums naujo atsiuntė. Akis pačios keliauja. Ką mes gaunam? Smalsumą patenkinam, gaunam dopamino ir tuo pačiu nukreipiam nuo svarbių dalykų, kurie mums šiandien yra šią akimirką svarbus. Kaip ir kalbėjom, ne visi dirgikliai yra blogi, yra ir gerų dirgiklių, juos galim patys savo susikurti įvairiais pavydalais. Gali būti kažkoks įsipareigojimas, turiu susiskambinti pirmadienį 9 ryto, raportuoti arba vienas kitam pasitvirtinti, kokie mano tikslai, arba savaitės pabaigoje, kas man pavyko. Gali būti kažkoks kitas įsipareigojimas, tam tikrą valandą, žinau, užblokavau, skamba priminimas, kad šiandien pietauju su brangiu žmogumi. Kiekvieną savaitę, tą pačią dieną, tą pačią valandą, kaip tėvė mūsų, einu susitikti su svarbiu žmogumi. Taigi, kam sakyti ne, o kam sakyti taip? Vėlgi turime tą patį sąrašą populiariausių išorinių dirgiklių. Turbūt sutiksite, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime juos sutinka. Kągi mums su jais daryti? Ką siūlo geroji praktika? Telefonas. Turbūt daugelis sutiktų, kad verta turėti tylos režime. Vibracija galbūt ir įjungta, bet bent jau neskamba ir neerzina. Galbūt pranešimus skaitau tik tai 2 kartus per dieną. Vieni sako ryte vakare, kiti sako, kadangi ryto valandos per daug brangios, tą darau nuo pietų ir vakare. Prašom, sprendimas jūsų. Skambučiai, ar tikrai reikia atsiliepti visus? Ar tikrai pasaulis apsivers, jeigu nepakelsiu dabar ragelio? Labai tikėtina, kad ne. Perskambinti, įsivertinti, taip mandagu parašyti žinutę, galbūt paskambinsiu vėliau ir grįžti prie savo darbo. Arba tiesiog padėti telefoną kuo toliau, bent jau tam momentui, kol aš esu fokusuotas į darbą. Tas 30-60 minučių apriboti save nuo išorinio poveikio telefono. Socialinių tinklų priminimai. Tai be abejo, kad visi tie vadinami notificationai yra sugalvoti ne jums, mėly vartotojai, o kompanija. Jūs esat arba mes esam produktas tų kompanijų. Skaitau nustatytų metų, tylos režimas puikiai veikia. Atviri biurai, aplinka triukšminga. Vėlgi, ausinės ženklas netrukdyti, ant durų, ant stalo. Autoriai vienos iš knygų siūlė netgi karūną užsidėti arba kažkokią mirksintį dalyką, kad tikrai atkreiptų aplinkiniai dėmesį, kad tikrai yra šiuo metu susikaupimo metas. Negalima trukdyti. Net jeigu tai dirbam namuose. Gal netgi ir su vaikais susitarti, kad yra ženklas, kuris reiškia ne dabar. Tas pats ir kolegom ir bendradarbiam. Laiškus elektroninius, kaip ir telefoninės žinutės, galim skaityti gal 2 kartus, gal 3 kartus per dieną, galbūt fiksuotą valandą. Ir tai tikslas yra ne tik perskaityti, bet galbūt susirūšiuoti pirmiausia, ar verta kažką su tuo daryti, ar tiesiog trinti. Ir jeigu verta trinti, ar tai yra skubus dalykas, galbūt folderis, skubus darbai, tai dienos bėgis, ten ar 3 dienų bėgis, kada turėtume išspręsti. Grupiniai pokalbiai, toks patarimas naudotis kaip pirtimi. Pirtygi nesėdit valandą laiko. Paprastai nesėdit. Karšta. Troškina. Neišsėdėtumėt. Tas pats ir su grupiniais pokalbiais. 10-15 minučių maks, 3-5 dalyviai efektyvu. Daugiau triukšmas, alasas, laiko gaišinimas. Bent jau taip geroji vadybos praktika sako, kad darbas su 5 yra ok,
jau masinėje auditorijoje, tai produktyvumas krenta. Susirinkimai. Čia tiem, kas dirba darbuose, puikiai žinot, apie ką tai yra. Pastovus aptarimai, pasidalinimai, kur turi visi dalyvauti. Tai geroji praktika, dienotvarkė, klausimai, sprendimai, pasiūlymai prieš susitikimą. Aišku, jeigu išeina. Būna atveju, kai reikia pasitarti, apsitarti ir neišeina sprendimų arba idėjų iš anksto paskelbti. Bet tikrai daug geriau yra, kai ateiname pasiruošę, įvertinę, turintis nuomonę. O ne taip, kad susitikom tam, kad paskirti kitą susitikimą, aptarti tą, ką susitikom. Kitaip tariant, muda arba laiko gaišimas. Ir resursų. Trukdžiai naršant internete. Taip, išsaugom straipsnį, kurį norėjom paskaityti, arba nusikopijuojam, arba kitokiu pavidalu. Ir primenam savo kiekvieną kartą, ko aš čia dabar atėjau. Atėjau konkrečiaus straipsnio, konkrečios dalyko. Priešingų atveju labai tikėtina mūsų beždžioniška smegenų dalis bus labai susidomėjusi aplinkiniais dalykais ir nukeliaus kažkur į šoną. Jeigu tai yra telefonas ar kompiuterio ekranas, bent jau pagrindinėme ekrane būtų gerai turėti tik tai keletą pačių pagrindinių funkcijų, o ne šimtus ikonėlių, programėlių, dokumentų. Kodėl? Vėlgi blaško dėmesį, sunku atrasti, sunku išsirinkti. Ant kiekvieno žingsnelio prarandam fokusą. Ant kiekvieno žingsnelio mūsų laukia blaškymas. Arba išinstaliuojam, arba nustumiam į kitas aplankus, kitus ekranus. Jeigu telefone jie prasistumia. Ir aišku, jeigu dirbam, tai stengiamės susifokusuoti į pagrindinį. Kas dar gali padėti įgalinti, apsisaugoti nuo išorinių dirgiklių? Taigi, įsipareigojimas atlikti užduotį viešai prieš kitus. Juk save tai galima apgauti. Na, nepavyko, nėra nuotaikos, bet jeigu prieš kitą tai jau negali, jau kažkaip reikia ateiti ir pasakyti, ką padariau. Pomodoro laikrodis, jeigu kas nežino, tai yra toksai laikrodukas, kuris kaip taimeris veikia, nepatartina telefone, nes telefonas turi savybę įtraukti į kitus žaidimus, turėti fizinį laikrodį, kurį pasuki 15-30 ar galbūt net virtuvinį, esu matęs tokį pomidoro formos, 30 minučių ir jisai cik. Kai 30 minučių baigėsi, jisai sustoja. Jūsų fokuso metas baigtas, galite padaryti pertrauką. Darbo vietos pakeitimas į uždarą mažiau blaškančią. Taip, nes turbūt esat pastebėję, kad, pamačiau, kažkas už lango vyksta. Čiagi dar guli daug užrašų ant stalo. Čia dar ta knyga, ten dar kažkas yra, kas aplinkui mane ir traukia dėmesį. Taigi beždžionėlės smegenys iš karto ir stveria. Tai pagal galimybę, kuo mažiau blaškymų, šonės senelės, kažkas tai užuolaida foninė, kad kuo mažiau būtų noro blaškyti dėmesį, bent jau tuo metu, kada susifokusavai į darbą. Labai gerai neturėti tų blaškančių objektų kaip telefonas šalia stalo, dirbant tą fokusuotą darbą. Padeda ir piniginis užstatas. Na, pavyzdžiui, ar skyriau savo tą pusę valandos, išėjau pasivaikščioti gryną orą, sporto klubą, ar ten kažkokį tai ritualą atlikau. Jeigu ne, tai tada įkainuojam. Pamatysit, kaip efektyvų, jeigu reiks kiekvieną kartą iš kišenės traukti po 20 ar po 50 eurų. Statistiškai tyrimas, kuriuos aš radau, rodo, kad įsipareigojimas finansinis padidina darbo pasiekimo rezultato tikimybę daugiau negu 50%. Verta išbandyti. Kai kurie pardavėjai
treniruoja savo komandą sakydami, kad, na, vat, jeigu tu to nepadarai kažkokio dienos plano, imk ir sudegink tuos pinigus. Labai gaila deginti. Labai norisi padaryti. Papildomas motyvas. Gali būti ir apsidovanojimas. Kaip kad minėjau savo pavyzdžių rodydavau, aš parašau programą ir tada skiriu savo valandą laiko žaisti mane dominantį kompiuterinį žaidimą. Puikus apsidovanojimas po sunkaus darbo, po vertingo laiko panaudojimo. Gali būti irgi kaip premija arba finansinė, bet pradirbau 12 sesijų su klientu ir 20% tos sumos leidžiu savo tam, kam svarbu. Galbūt masažui, galbūt spa, galbūt kitam dalykui, gal kelionė ar kažkam, kas man svarbu. Į tą fondą dedu, kaip sakytų Šarūnė, turiu atskirą piniginę tam ir kaupiu. Na, kad nebūtų tas pasakojimas vien tik tai teorinis, labai norėtųsi išgirsti, mėlyjeji, ir jūsų patirtis, kaip jūs sprendžiate blaškymo klausimą, kaip jūs išlaikote fokusą, o galbūt kas jums padeda tą padaryti. Kokios technikos, metodikos, galbūt tai bus kažkas nauja ir mums visiems.